Plyta prie plytos, dešimtmečiai šitaip rentim namus. Dabar be skiedinio, neįprasta, nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Tai jie matai, kaip dailiai gražiai, tai per nemarčiau, o tu šalta, kad tik nebūtų žiemos metu viduj. Šitų namų nepalyginsi su mūriniais, daug gražesnis. Matai metais, matai žydra. Sakykim, stovėtų. Kažin ar karvė ragus pradurs, man tos sienos nepatinka, plonos kažkokios įkarponijas. Mykalai, ale tokius rūmus dar gal. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba, kaip ir mieste, ir pavojai tie patys, monotoniškumas, standartas. Pirmasis Respublikoje skydinis namas pastatytas Alytaus rajono Nemunaičių kolūkyje. Garbingi sveteliai, ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Drobnys vartelius atvėrė. Kombinato direktorius Vladas Taponavičius raktelius įteikė. Nors sveikino naujakurius, ne jie pirmieji į trobą įžengė. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma. Kombinatas stato 6 tipų šiais metais namus, kurie yra nuo 3, 4, 5 kambarių. Ir jie kainuoja, 3 kambarių, pavyzdžiui, namas kainuoja 14 000 sąmatinė vertė. Čia yra ir nebrangu, galima pirkti. Prašom. Už kiek laiko galit pastatyti? Viso namo montažas iki pilno užbaigimo užima nuo 20 dienų iki 30 dienų. Jau galim paklausti ir naujakurių nuomonės, ar visko patenkinti? Kol kas taip gyventi neblogai, kur dabar pradėjom kūrenimą, šiltą kambariuose, bet trūkumų šiek tiek yra. Galėtų būti virtuvės didesnės, kaip kaimo sąlygom. Ateityje turbūt reikėtų, kad iš 2 padaryti vieną kambarį, nes kambariai nelabai dideli, o jeigu koks nors ar vestuvė, ar taip kokis nors reikalas, vis tiek reikalinga, kad būtų kambarys didelis. Jeigu kolūkiečiai turi gyvulius, tai reikalinga, kad būtų virtuvė, kad galima būtų ten gyvuliams įvirti. Pagal projektą tai nėra. Tuos trūkumus kombinatas ištaisys, nes gamybininkai, mokslininkai, architektai ieško būdų, kad žemdirbio buitis dar labiau priartėtų prie miestiečių.